Mes vėluojame į pamokas. Ko lauki? Bėgam. Iššūkis 23. Bėgti ar važiuoti. Šiandien bėgam. Žinai, kas sunkiausia? Ne bėgimas, o pradėti jį bėgti. Mane puola pastoviai blogos mintis, kad gal vakare nubėgsiu, gal kiek vėliau, gal ne šiandien. Tai mes turim pakilti nuo tos lovos, rasti motyvacijas ir tiesiog pradėti bėgti. Tai jaunimas, kylam nuo sofos ir pradedam sportuoti. Bėgti, važiuoti dviračiu, daryti pritupimus, atsispaudimus, eiti sporto klubus, nesvarbu, bet pradedam. Bet jau pakilus nuo sofos ir išbėgus, vienintelė motyvacija yra, kad vėluoju į pamokas. Šitam Raudondvario dvare ir jo parke praėjo labai daug mano vaikystės ir paauglystės. Tai čia įbėgus grįžta labai daug prisiminimų. Nežinau ar matas, bet 4 kilometrai. Žinot, ką reikia daryti. Užbaigiu paskutinius metrus vėl stadione. Prabėgau dar 5 kilometrus ir dabar 3 pastebėjimai iš manęs. Pirmas pastebėjimas. Negalvojau, kad tas Raudondvaris yra toks mažas. Kai bėgi ir atrodo, kad jau apibėgai daugiau negu pusę to Raudondvario, pasižiūri į savo laikrodį ir matai, kad prabėgai dar tik tai 2,5 kilometro. Antras pastebėjimas. Čia bėgimas po vakarykščio atrodo tikrai sunkesnis, bet ir įdomesnis negu bėgti stadione ratu. Aš šiandien prabėgau ir pro gamtos vaizdelius, ir pro Raudondvario dvarą. Bėgimas tikrai buvo įdomesnis ir gražesnis, bet ir sunkesnis. Trečias pastebėjimas, kad aš tikrai vėluoju į pamokas, tai čiau čiau.